Nėra sunku įsitikinti, kas užsiema visuomenės skaldymu, kas keldami daug triukšmo kasasi po svarbiausių valstybės institucijų pamatais, o kas dirba profesionaliai ir išties ieško geriausių sprendimų. Visų mūsų laukia daug svarbių darbų. Kad galėtume atremti bet kokius pavojus, turime toliau stiprinti savo valstybę, siekti teisingumo visose srityse, užtikrinti nuolatinį ir tolygų visų Lietuvos žmonių gerovės augimą kaip priešnuodį nuo mus skaldančių ir priešinančių jėgų. Užteks padalijimo, užteks tuščių intrigų ir rietenų. Nepasitikėjimą keiskime pasitikėjimu ir bendradarbiavimu. Pirmyn ženkime su naujomis idėjomis ir sprendimais. Ir čia, gerbiamieji, ketinau padėti tašką. Deja, pastarieji įvykiai neleidžia to padaryti. Kaip atsitinka, kad sąsajų su verslo interesais kartelę nuleidome taip žemai, jog pasiskraidimo su kriminalinės praeities asmenių faktų iškilus į viešumą, viskas, ką sugebama ištarti, yra tas senokai begirdėtas: ministrė nekalta, aplinka kalta. Arba dar blogiau, kaip atsitinka, kad abejotinos reputacijos ir ryšių įmonė sugeba dominuoti atsiskaitimo su viešuoju sektoriumi rinkoje gana ilgą laiką. Į šios klausimus reikės atsakyti. Svarbu, kad šiuo atsakymu neiškraipytų artėjantys rinkimai.